Gerai. Ką, sveiki, Algimantai. Labą. Tai malonus susitikti vėl po kiek laiko. Tai prisistatykit, kuo užsiimat, kokia jūsų veikla ir panašiai. Tai mano veikla jau 34 metai nesikeičia, kai pradėjau su medžiu užsiiminėti, daryti tos autentiškus lietuviškus kryžius. Tas žodis kryžius apima viską, ką dabar išskirsto koplytstulpis, stogastulpis, tai kančios kryžiai. Tas žodis kryžius viską apima, visus tos pavadinimus, kas dabar prigalvota naujadarai ir taip toliau. Todėl, kad pats žodis kryžius užkryžiavoti uždaryti, dėl to ir buvo kryžius. Ir dabar liko kryžius. O galite gal labiau paaiškinti tą kryžiavoti, kas čia per sąvoką? Tai pats žodis užkryžiavoti uždaryti. Nu kaip ir duris uždarom, kad skersvėjis nepūstų. Kryžiavoti, čia toks galbūt dvasinis. Taip, energetiniam lygmenį užkryžiavoti uždaryti. Nu kaip ir, sako, to kryželį pastatysiu, aš galą padarysiu. Aiškės kažkurio energetiniam lygmenį, kažkur yra ten negerą srautą energetiniam uždaro, prislopina ir panašiai. Kaip ekranas. Tai žiūrėkit, telefoną mes irgi naudojam ir kad jisai neekranuotų, jame ten visokių tų priedų yra ekranuota. Tai va, taip ir radio technika visą kitą. Tai ir čia ir minčių lygmenį žmogus naudoja įvairius ženklus, kad kas jį neveiktų, eina ten, medituoja ar kitas į bažnyčią bėga. Tai visokiam priemonėm mes tarsi ir ginamės, matom, nematom priemonėm. Tai va, tai atsakymas toks platus, nieko aš per daug nesiblaškau, ką pradėjau, tą darau. Tavo reikia žmonėm. Aš žinau, kad jūs dar ir stogastulpius labai specializuojatės, darot ir jūsų paskaitai ir apie tai. Man labai įdomu būtų toks dalykas, kaip tautodailininko, kaip medžio drožėjas galima, taip ir jūs pavadinti tuo pačiu. Ir kaip mano požiūriu, gal ir kitų požiūrių, kaip tos kantrybės užtenka tokiame darbe. Atrodo labai toks kruopštus darbas. Iš tikrųjų geras ir klausimas, atsakymas labai paprastas. Tai yra mano gyvenimo atostogos. Čia gyvenimas. Darbas, kada reikia nieko neveikti ir išlaukti kažko. Tada jau prasideda kiti dalykai. O čia ką darai, nes reikia gyvenimą dirbinėti. Kiekvienas mes turime kažkokį kelią, kurio turim nueiti. Vieni misiją vadina, kiti dar kažkaip likimą ar panašiai. Aš skirstyčiau atskirai likimas ten nuo misijos, nuo kas lemia tau, ką daryti ir panašiai. Aš gavau gyvenimą, antrą gyvenimą ir atidirbinėjau. Tai jūs tai žiūrite kai į gyvenimo misiją? Tai eini su džiaugsmu, darai su džiaugsmu, ko reikia žmonėm, nes jūs minėjau žodį stogastulpis, koplytstulpis ar tas senasis žodis kryžius atlieka tą misiją, tą žmogaus priartėjimą prie aukščiausiojo ar sukuria žmogų tą patogią jam gyventi energetinį lygmenį, tą aplinką. Bet aš dar norėčiau pasiteirauti, aš tai matau, kai stebiu jūs, tai jūsų veikloje darbuose persipina keli lygmenys, aš matau. Tai va tu paaiškinu, kaip apie kokius lygmenys, kad šiandieniniam pasaulyje tą žmogaus vidinę pusiausvyrą išlaikyti tarp to viso srauto, sakyčiau, tokios labai intensyvios tėkmės tos, globalizmo, technologijų ir išlikti tam identitete, tapatybės savastyje. Bet apie šitą pusiausvyrą būtų įdomu paliesti klausimą. Ir aš matau, kad jūsų veikloje jūs tą pusiausvyrą ir tarsi išlaiko tarp to darbo kaip duona, kaip duona ir to tapatybės išlaikymo to pusiausvyrą. Kaip čia tą jums pavyksta pasiekti, suderinti?
Iš tikrųjų, ką pradedi, arba tiesiog kaip knyga. Gyvenimas tai yra knyga. Ir nuo pradžios pabaigos ir ją skaitai. Viskas yra surašyta. Ten tas informacinis centras, tik tai reikia prie jo atitinkamai prisiliesti, viską tau duota, tik tai reikia skaityti ir darbais rašyti. Tai aš noriu susitarti ir patikslinti, kad tie kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai vienas ir tas pats. Jo tikslas sukurti mums energetiniam lygmenį patogesnę erdvę, kad mūsų neerzintų, neveiktų įvairūs trikdžiai. Nes tik ramioj aplinkoj žmogus gyvybingas, jisai kūrybingas. O man labai įdomu, tas jūsų požiūris, jūs matote tame tarsi praktinę naudą, nes daugelis žiūrėdamas į tą kryžių, stogastulpį, jie galvoja, kad čia yra paveldo dalis, tarsi tokia kaip ir praeities kažkoks tai atminimas ir tarsi, kažkoks tai prosenelių palikimas. Taip. O jūs matote tame ir iš tikrųjų, man teko dalyvauti ir moksliniuose bandymuose. Austrijoje yra Kosmoso žmogaus kūno tyrimo institutas. Tai tų mokslininkų, jiem patiems buvo nustebimas, kad tą, ką mes darom, veikia. tą patvirtino ir japonų mokslininkai. Ir dabar visai neseniai bendravom su Latvijos mokslininkais, kurie domisi, kaip tie mūsų statiniai, ar kamparinis variantas, ar lauko statinys veikia vandenį. Pasikeičia vandens struktūra. Tai mes prieš 80% vanduo. Pažiūrė vanduo. Tai reiškia, mūsų veikia. Mūsų veikia nenumaldomai, mes to priimam, nepriimam. Bet tai yra genas įrašyta. Kad tai yra mūsų apsauga ir tą pasistatom, kad ir nežinom, bet tai gerai vienas kunigas pasakė, aš kai tik tai pažiūriu į, taip man gera, taip siela sušildo, taip gerai jaučiuosi. Tai žmogus gali būti įvairių ten pažiūrų, tikėjimų, viską, bet jeigu jisai gerai jaučiasi šalia to, tai niekas negali paneigti, kad ir jisai pats kartais išoriškai priklausydamas tarsi kitai struktūrai, bet jam reikia to. Ir viskas, genai. Viską daro genai, kuriuose eilutė užrašyta. Ir lietuviai, ir Lietuvos, tas mūsų kraštas unikalus. Kadangi genus įrašyta, vieniem to reikia, kiti daro. Nes jeigu nebūtų norinčių, kuriem to reikia, daryti į sandėlį, kiek gali. O dabar, Algimantai, taip projektuoti, taip pamodeliuoti tą dalyką, kad jeigu pažiūrėti iš tos istorinės praeities perspektyvos, tai tarkim, prūsai buvo tokia, kiek aš domėjausi, iš tikrųjų gana aukštos civilizacijos bendruomenė, tauta. Ir jie praeities tuose visuose sukūriuose, nors jau jie dar stengiasi išlikti, bet juos tiesiog nunešė, tie visi istoriniai įvykiai ir liko tik tai pavieniai, liko asmenys išbarstyti po skirtingas valstybės. Ta patį galima pasakyti apie jotvingius, apie kitus, nes aš kiek domėjausi, tai baltai buvo ir ten ir iki Gdynės, Gdansko ten prūsai. Tai kas galėjo su jais atsitikti, kad jiems nepavyko vis tik išlikti toj bendruomenėje ir ką mes galėtume iš to pasimokyti Lietuvos atveju, nes irgi čia visokių vėjų yra, kurie nešioja. Aš iš tikrųjų daug ir mąsčiau ir kada yra galimybė prisiliesti prie to informacinių srautų, prūsai civilizacijos auka tapo. Per savo išprusėjimą, nes jie dabar prūsais juos vadina. Anksčiau jie buvo prūtai, protingi, kažką naują atrandantys ir taip toliau. Ir jie, apart to technologinių pusių, prekyba, taip toliau, gintaras, visa kita energetiniai dalykai,
jie įsileido į savo kultūrą alkoholį. Alkoholis ir pražudė jos. Energetiniam lygmenį jau jie atsidūrė visai kitam dažnį, šventės, viskas, apeigos. Ir praškyt, kaip Amerikos indėnus alkoholio dėka praškyt sunaikino, taip ir prūsus praškyt per šitą pusę pakirto ir tas kirtimas vyksta ir dabar. Netgi garbioji, kabutėse, mūsų bažnyčia atlieka tą pačią naikinimo apeigą. Paskutinėje apeigoje vartoja vyną. Tai girtos mintys į kur keliauja? Į šitonišką pradą. Tai va, tai gaila, bet ja, būtent to technologinio šuolio, nes tą alkoholį reikia irgi destiliuoti, jis ne tik tai buvo naudojamas vaistam, bet jau tada perteklinis šventėm, apeigom ir taip toliau, ir viskas. O ką apeigoj naudoja, galima čia įdėti, kad ne. Tai va, tai ką naudoja apeigoj, mūsų mintys materializuojasi. Niekas nieko nedingsta, geriant arbatą, kitą valgant, viskas nukeliauja, atsidaro energetiniai kanalai ir yra. Tai va, tai aš matau dabar situacijoje Lietuvoje, kad truputį tarsi ir gerėja, laikas nuo laiko šviesuoliai susigrėbia, kaip ir Valančius, aš netgi labai pozityviai žiūrėjau, kaip grėbėsi Ramūnas Karbauskis, alkoholio mažinimą, taip toliau, bet tos tamsiosios jėgos jį tiesiog suvalgė. O dabar tada pažiūrėti va taip į žmogų, tarkim, Lietuvos žmogų, taip, lietuvį, galima taip įsireikšti, taip. Ir va ta jo vidinė pusiausvyra, iš tikrųjų, kad ir šiom dienom, tikriausiai ir prūsų laikais, ten prieš 500-700 metų, buvo tas alkoholis viena tokia, kaip sakyt, pagunda, bet ir daugiau matyt buvo visokių pagundų, kaip ir dabar Lietuvoje, daug iš tikrųjų, kur iš tos pusiausvyros žmogų gali išmušti vidinės. Taip, mes priartėjom prie labai subtilios ir labai svarbios temos. Ta, ką gamta mums duoda ženklais, mes nekreipiame į tai, nes mus pakirto žinojimas. O žinojimas nuo išminties, nuo pajautimo skiriasi. Nes tą, kai išmoksti, tada atmeti tarsi tą pajautimą. Tarsi nereikia tau. Bet jeigu visą tai suderintume ir žinojimą, ir pajautimą, mes eitume žemės paviršiumi ir jaustume, kur kokios linijos, kur upelis teka papačia. Kai nekreipiam dėmesio į tai, pasistato žmogus namelį, papačio upelis teka, jisai nepailsi, pastoviam nerime įtampoj, tada reikia jam šalia arbatos šaltinio vandenėlio priemonių, kurios tarsi tuo metu prislopina ar užslopina, gerai jaučiasi, dažniau ir kas pasidaro katastrofa. Žmogus pradeda gerti, jeigu kitos priemonės, dabar į praktiką, narkotikai dar stipresnių, bet tai viskas tame mūsų per dideliam mokslo lygmenį tarsi kabutėse. Bet tai galima pasakyti, kad žmogaus prigimtis yra labai svarbu tą suvokti savo aukštesnę prigimtį, ne tik tai pasikliauti tenai žinojimu, ten išmokimo kažkokio tai, bet ir tuo pajautimu. Taip, anksčiau, kad pora sueitų į porą, vyras atrastų merginą ar mergina vyrą, buvo išbandymo laikotarpis. Mėnesį, medaus mėnesis, vadinamas. Ką tai reiškia? Dabar medaus mėnesis nuvarė į Turkiją, ant smėlio pažaidė ir jau tarsi atrado meilę, kabutėse. O anksčiau reikėjo mėnesį bitinį išgyventi. Bet jau po vestuvių? Praktiškai iki vestuvių. Jeigu nors kiek laukas nesutampa, ką bitės daro? Pašalina juos iš savo aplinkos. Abiejų jėgų nesutampa. Taip, jeigu nors kiek nesutampa, prasideda mintimis nepasitenkinimas vieno kito, bitės tą jaučia. Gyvūnai irgi tą jaučia.
pažiūrėkit, va, per mūsų kiemą, tik jeigu dabar jau nevaikšto, jau jiems šitą aplinką netinka, kurie alkoholio mėgėjai, šuniukus. Jų puola viskas, neturi reikšmės, jam rangas nesvarbu, svarbu priemonė, kurią žmogus tenai įkritęs. Tai va, tai visa tai buvo ir paprasčiausia, kas dabar pasaulyje dedasi. Pasaulyje žmonių su pajauta nereikia. Jam reikia zombių, reikia robotų. Ir visokiam priemonėm, netgi per mokslą, per švietimą, ir žmonės bukinami. Siaura sritis, mechaninis, biorobotas, viskas. Bet jeigu žmogus eina pajauta, tai ten iš jo juokiasi, jis jau čia keistas, jau iš kito marsietis. Tai jeigu taip galima būtų įsireikšti, tapatybės, tikras lietuvis, tarkim, tokią sąvoką, jeigu galima panaudoti, tai reiškia, jis būtų ne tik ten, kad ten žinantis, bet jisai turėtų būti ir jaučiantis gamtą, kitus žmonės. Jis aukštesnės sąmonės tarsi. Taip, Augustinas Rakauskas vis kartoja vienis. Vienis versle, vienis kitose lygmenys, bet vienis su gamta, tai yra aukščiau visko. Kada su gamta darnoje, be reikalo mes medžių nekirsim, neversim jį popieriniais pinigais, kurie seife tenai sudūlės. Be reikalo to medžio pelenais nepaversim. Jisai bus tik tai naudojamas šventam reikalui. Nes žmogus savo veikla suardo gamtos ritmą. Prakerta laukymės ir medžius ir kad gerai toje vietoje jaustųsi, nes vis tiek Žemė turi savo dirgiklių, ten kosmoso visokios linijos taip toliau, tada reikėdavo statyti jau tą vadinamą kryžių, iš kryžio būtų uždaryti. Taip ir atsirado poreikis. Kada įvedinėjo krikščionybę, tie irgi mokslo ragavę suprato, kad to krašto niekaip neužkariaus, reikia tada uždrausti. Popiežiaus buligiai yra uždrausti tuos vadinamusius kryžius. Ir buvo draudimo laikomus, taigi iš bažnyčios tribūnų buvo visur jie baudžiami, trikdomi jų statymus taip toliau. Bet mūsų genuose tai rašyta, žmonės intuityviai tai darydavo. Ir tie lauko statiniai, paskui visokie mūsų dėl ko dar lovo tiesiasi arba juostose torančia, tai raštas, iki šiol vadinasi raštas. Iš jo paskui vėliau įsivystė tik tai kiti rašmenys. O tai buvo raštas, tai informacija užkoduota ir dabar net kompiuteriai dar neperskaitų, kadangi mes tapom beraščiai, užmiršom. Na, taip, tai dabar kaip čia sudėtinga. Vis tiek, tas man labai įdomus klausimas, o dar prisimenant ir prūsų klausimą, vis tiek kažkaip, tikrai tokių labai gerų civilizacijų išnyko, kad tai paimti tuos etruskus, dakai, trakai, kurie, ir kaip pažiūrė, ten labai aukštos civilizacijos, ten jų dirbiniai, kokie yra, palikti viską. Ir Prūsija tuo pačiu, ir kaip jie, kažkas atsitinka, kad tos atrodo civilizacijos, kurios ir dabar galėtų džiuginti žmonės, to bendruomenės. Kaip išnyksta, kažkaip apie Lietuvą vis pagalvoju, kad dabar daug tų visokių yra srovių, kaip sakyti, nešioja pasaulio globalinį. Manot, natūraliai tie žmonės, kurie kažką atranda, sukuria, greta kaimynas, kuris prasčiau gyvena, jį pagauna pavydas. Pavydas yra grėsminga kurianti jėga ir žudanti. Ir tada nusprendžia eiti pasidalinti tarsi. Tai dabar pasaulyje tas vyksta, bet už to vis tiek stovi energetiškai jėgos, kurios pastumia į tai. Pavyzdžiui, kryžiaus žygiai čia, galvoti, sugalvojo kaimynai. Ne, buvo nukreipta tiesiai iš Romos imperijos, iš Vatikano. Reikia tuos nevidonus pamokyti, pavadinkim, apkrikštyti.
Nu, tai kadangi senos sąskaitos, gal ten mūsų proseneliai kažkada Romos imperiją padėjo į vietą. Nu, tai va, aišku, jie nevidonai nesugrįžo į čia, iškasi tauta, ta žemė liko nukraujavusi, jų vietą užėmė kiti, tada taip ir tas procesas vyko. O kas liečia prūsų, jie neišnyko, kaip ir kiti, aišku, buvo ta banga juos užspausti, pasinaudoti jau tą, ką jie sukūrė, bet jie puikiausiai kalba lenkiškai. Švedų mokslininkų paskaičiavimas apie 10 milijonų dabartinės Lenkijos teritorijoje genetiškai save identifikuojančių yra prūsų. Tai va. Dalis, aišku, jų nutautinta arba sunaikinta, kurie pasitraukė į Gudiją ar prie Maskvos tas sritis. Nu, iš ten tada sugrįžo į čia tokie žodžiai kaip ubagas, nabagas, prūsiški žodžiai. Uboga pridėjau. Nes prūsų kalba archaiška, jinai labai sena. Geriau, kaip padaryti, kad Lietuva, pavyzdžiui, gausėtų, tautos gausėtų. Čia, aišku, dabar atvažiuoju nemažai iš kitų šalių. Tarsi irgi paįvairinimas, tačiau, kad nesigautų taip, kad tie vietiniai tarsi mąžta, o tie plečiasi. Na, jie važiuoja neįvairinimai. Iš tikrųjų vyksta normalus programos vykdymas. Yra užduota programa, ta šalyje tiek, ten to šalyje tiek, po biskį juos stumia. Jie gerai finansuojami ir taip toliau, tai čia ten viskas parašyta viršuje, bet viskas laikina. Mums šį kartą lemta, kaip Kupranugarai per adatos skylutę, išlipti iš tos kebeklės. Faktas. Tik tai reikia išlaukti, iki to laiko nesusinaikinti. Mes 3 pagrindinius dalykus išsaugojom. Kalbą, dar pakankamai nedaug užterštą geną ir žemės lopinėlį. Ar jisai didelis, mažas? Tų 3 dalykų mums pakanka, kad sugebėtume ne fiziniam lygmenį, o atverti tą sudarymo skrynę. Mūsų kalboj, mūsų pajautime, mūsų žemės dvelksme yra raktas. Raktas tą atverti. Ir mūsų, aišku, veikia, mūsų stengiasi išblaškyti, apkrauti informaciją, gąsdinimai, tai toliau nukreipimai, kad tik ten mes nesusivienytume. Nes, pažiūrėkime, atgimimas kaip buvo. Mes laisvi gal mėnesį ar metus buvom, viskas. O toliau suprato, kad reikia mūsų. Nes tokia jėga gaunasi, nes jeigu mes atversime informacinio lauko skrynę, tas, kas yra sukurta, tas šitoniškas pradas pasaulyje, jisai taps bevertis, jisai subirs. Taip, aš, pavyzdžiui, dar domėjausi, kad tarsi Prūsijoje buvo ta žinėtintieji kryviai, kurie tarsi konkurencija atsvara tam Vatikano šitą, nes ten buvo toks kaip ir centras, kuris tarsi konkuravo su Vatikanu. Taip, čia, žinokit, jau saulėlydis, Prūsijos saulėlydis. Ankstesniuose amžiuose buvo praktiškai Vatikanas vėliau susiformavo Rugijos sala. Taigi šventykla buvo. Šventovė. Iš viso pasaulio maldininkai, žmonės į tenai. Vokietijoje dabar. Tai dabar Vokietijoje, Rugijos sala. Ir vadinasi iki šiol yra kažkaip Rugija. Rugija. Taip, tai va ten ir buvo tas centras. Bet neapsiėjo be krikščioniško prado. Jis yra iškreiptas, paverstas ne žmogaus gėriui kurti, o žmogaus bukinimui. Tai danų vikingai vadinami vykti ten, sunaikino. O kaip tada lietuviai atrasti tos stiprybės išlikti savastyje? Aš domiuosi, jūs bendramžių ir
jaunesni dabar kažkaip labai žmonės, kad ir tarkim nuo krikščionybės atitolsta, bet juos irgi tada pagauna kažkokį vėjai, tenai įvairios ten tradicijos hinduizmo, šamanizmo, ten dar visokios pakraipos ir keliauja visokios Tailandų, dar visur ir aš matau, kad jie tarsi pabėga nuo krikščionybės, susivokia, kad čia jiems netinka, kažkas negerai, bet jie tarsi papuola į kitą srovę ir nuo tos tapatybės vėl jie kažkaip tai atitolsta, o kaip tą išlaikyti jiems. Šiaip iš esmės, kur dabar atkeliavo pati krikščionybė, nėra blogas jau produktas ir kūrinys. Tik tai vėl kaip ją panaudojama. Jinai dar kaip milžinas su tom ledinėm kojom, kurios tirpsta ir klėtėja jos judėjimas ir jinai nepersitvarko. Tai žmonėm tas tampa kaip trikdis, nesupranta, kas čia vyksta. Nes kiekgi galima tais pačias pasakas sekti. Gamta gyvena nuosekliai, keičiasi, viskas atsinaujina, o ten viskas tarsi užspazmuota. Tai todėl žmonės ieško atramos taškų. Ir, aišku, nusivylimai, nėtų ten Tailande, nėtų ar Vietname, ar kituose kraštuose, nerasi to, nes tam reikia, kaip ir minėjau, mūsų kalbos, mūsų žemės geną nusinešė. Kalba tarsi nusinešė, bet ten nukeliavai, jinai ištirpsta, nėra kito taško atramos. Tai paskui sugrįžta ir patikėkit, kada nedaug ir liko iki to virsmo ir persitvarkymo. Visi masiškai pradės grįžti. Neturi reikšmės, ar jisai mokės lietuviškai, nemokės. Artėjame iki to momento, kada atsivers seniai mūsų raštai, galimybė bendrauti mintimis. Puiku. Tai ką reiškia mintimis? Aišku, didžiulė atsakomybė, nes kad tą galėtum daryti, turi būti viduje antiek ramus, antiek švarus, nes užterš eterį. Taip, nes ten viskas irgi dažnių principų. Kiekvienas žmogus turim savo dažnį. Aišku, mus dabar skatina, kad mes į karo dažnį, susinaikinimo, naikinimo, taip toliau. Tada dar didesnį pavojų atsidursim, nes ateis tas laikas tiesiog spindulių pravedį ir aišku, kuris kokiam dažnį, tai natūraliai rankinė pasuks ir tie, kurie vienam dažnyje, kaip geltoni dūmai, ištirps. Baisu. Aš jau improvizuoju, juokauju, bet fantastinius filmus nebereikalo rodo, tai reiškia, mus paruošinėja. Kad tie, kurie nespės į tą aukštesnį dažnį, tiem gali sunkiau būti. Ne tą. Aš turiu minėti, kad mes dabar lengvai pasiduodam tom įtakom, kaip minėjau, dabar madingas yra karo, pasiruošimas karui. Tai automatiškai mūsų po biskį veda, kad kitam tarsi koviniam režime atsidurtume, nes žmogus ramybė vienam impulsus, kurie generuoja, jis prisijungia prie kūrybinio ten prado, o prie kovinio prisijungimas naikinantysis pradas. Tai kokia kalba gali būti apie vienį su gamta, vienį su kitu, su žmogumi, atsiduriam ant katastrofos slenksčio. Bet pasaulis, sakau, gamta yra unikali ir mūsų genai yra unikalūs. Ne tiek kartų atgimėm, gimsim ir dabar. Kaip tada tam eiliniam lietuviui atrasti jėgų, kad kažkokiu mažu žingsneliu, kad išlikti toj tapatybė, toj savo vidinį pusiausvyrą, kad būnant ir tam technologiniam pasaulyje, tam visam globaliam, bet tuo pačiu atrasti tą jėgą savo galimybės išlikti toj tapatybė, kažkokie maži žingsniai, kas galėtų, kokie patarimai vardinti? Svarbiausia sukaupti tos vidinės drąsos, kad jokios
cheminės, pagalbinės, kitos priemonės nesuteiks tos ramybės. Netgi perdėtas jogos ar kitų meditacijos vedimas, vėl reikia pasirinkti, kurią kryptį. Svarbiausia, kad mes gerai jaustumės. O gerai jaučiamės, ramybės būsena, mes pradedam jausti save. Pradedam save jausti, pradedam jausti aplinką. Nes jeigu tik tai pasiduodam daiktų kolekcionavimui, pinigai, aišku, jie atveria sutarti su jais reikia. Ir turi būti kaip priemonė, o ne tikslas. Nes jeigu tik tai sukeičiam vertybės, be jų negerai. Buvo anksčiau kitos priemonės, gintaras ar kita žaliava mainai, dabar išliko. Tai jinai paversta skaičiais. Skaičius susitarimo reikalas. Susitarim, kad tiek reiškia. Vieną dieną plump, tai jau nieko nereiškia. Tai va tai čia, kada, kaip močiutė sakydavo, jeigu galvoji negerai, tai ir kojom nepakajus. Tai va tai pirmiausia tą ramybę galvoje atrasti. O kaip ją atrasti? Ilgas kelias išvalyti šitą mūsų kompiuterį. Aš už civilizaciją, už tas technologinės priemonės. Man ilgai truko. Dabar kartais kokie šiukšliai papuola. Nesugi, nei ten apšviesas ar šventas vaikšto šią žemę, visko pasigauni. Tai va, o norint surasti užsilikusias kaip ir kompiuterį, laikas nuo laiko mes išvalom. Ta plokštė, nes jeigu visko per daug, ar tu per daug atidarytų failų, jisai jau tiek sustoja ir mugus. Tai yra aukščiausio lygio kompiuteris. Save taip aš jį vardinu. Tai va, tai būna, kad kartais mintis kur nors, kas dabar jau saugai save. Būda ten, noriu to, nepavyko, tada pyktelė tarsi. Nieko neprapuolė, viskas tas ir kabo erdvėje. Tai visą informaciniam centre kabo. Reiškia, tą situaciją prisiminiai, nebereikia prisiminai, susiradai, atsiprašai, kam siuntėjai, atsiprašai savęs, kad tu tą padarėjai. Įsitryniai. Bet tam reikia laiko, reikia kantrybės. Man išpažįstant, 10 metų truko, kol išvaliau šitą dėžutę. Buvo tiek visko prisirinkęs, buvo išdykęs. Tai reiškia, tokie yra dalykai, kur svarbiausia ta vidinė švara. Taip. Tai būtent didžiausias nelaimės, didžiausias bėdas mes prisišaukiam, sukuriam mintimis. Nes niekur niekas nedingsta. Paskui jau, kai mintimis jau tiek prikuriam, net kartais nepajuntam, kaip fiziniam lygmenį to nesąmonę padarom. O tai gerai, dabar, tarkim, jau įsivalo tokia bendruomenė daugmaž stipri yra, ne bendruomenė, bet žmonės jau atskirai. Taip. Ir kaip jums tada sueiti draugėm, būrin, kaip lietuviškai, ir burtis, kokiu pagrindu, aplink stogastulpius ar kaip? Taip, paprasčiausia, stogastulpis tik tai sukuria aplinką, jis atidaro tos teigiamus energijos srautą ir to aplinkoj jau mūsų netrikdo, neerzina tie srautai, galima ramiai ir pailsėti, netgi bendravimui, žmonių susibūrimui. Tai stogastulpis galėtų būti kaip susibūrimo vietoj labai. Irgi, taip. Tai nukrypsiu nuo temos vienam žmogui, kuris tos dalykuose toks grubokas, nelabai kažką tuo metu atrodė suprantantis viską, bet jam reikia stogastulpio. Pastatom, praeina 3 ar 4 metai, man skambina, tai ką čia man padarėt? Sakau, ką tarėmės tą padarė? Žinai, sako, kažkas pasikeitė. Visą gyvenimą pykausi su kaimynu, pastatė šitą stulpą, susitaikėm, taip gerai pradėjom bendrauti ir jisai tokio nori. Tai va, tai nuo tų mažų žingsnelių. Taigi, sodus tam kabindavo ir netgi kiekvienas ženklas, ar tas puodukas irgi, ne kiekvienas gali būti malonus. Jeigu nemalonus daiktus, geriau jau atsisakyti.
Tai žodžiu, Lietuvos tam paveldo kultūra yra priemonių, kur gali žmonėm pagelbėti ir burtis, ir savijautai. Taip, teisingai. Taip, ir tos, ta mūsų tauta unikali, žiūrėkite, kiek kuriama įvairių parkų, tarsi ir išlaidos ir viską, bet žmogus, kurie gerai jaučiasi, stato prie savo namų tos vienokius kitokius statinius. Vienas kitas, kažkokia skulptūrėlė irgi gerai jaučiasi. Jeigu ta skulptūrėlė jam generuoja, sukuria geras mintis, kaip ir ženklas, gali būti tas ženklas tik kryželis. Jeigu jisai gerai jaučiasi, su tuo kryželiu jisai prisijungia prie tam tikro knygos informacinio laukų, viskas, sveikinu. Tai žymiai geriau, negu jisai pasiims peilį ar automatą ir eis tenai kitą ženklinti. Čia tie dalykai. Žodžiu, taip jeigu apibendrinant, tai žmogus rūpinasis savimi, pasistato kieme stogastulpį. Neagituoju, tikrai nebesuspėjom, bet ta energetinė kultūra, savišvieta, pirmiausia, išsivalyti savo minčių pasaulį, vadinama tas sanitarinė galvos būklė, čia reikia pradėti. Tai būtent, jeigu galvoji gerai, visa kita šviesiau. Tai pradžiai tiek ir grįžtant ir prie prūsų, matyti ir buvo tos kritinės būklės pasiekimas, kada buvo neaiški situacija ir tarsi turto ir per daug viso, kuri ir prekyba, visa kita, ir norisi jau kažką tai dar geriau padaryti. Atsipalaiduoti, neįvertinant žemės poveikių, taip toliau. Nors buvo statomi, kiek tekę keliauti po Europą, pradedant mūsų kaimynais Lenkais prieš 100–150 metų visur dar buvo tie vadinami stogastulpiai ar kryžiai. Vokietijoje 200–300 metų prieš dar jie buvę, Austrijoje dar ir dabar jie transformavosi į akmeninius tos stogastulpius ar koplytėlės. Tai visa ta kultūra visur buvo, tas žinojimas, pajautimas buvo, bet ateina dabar gražiai vadinama demokratinė civilizacija ir aiškinamės dabar, kodėl taip atsitiko. Taip ir nutiko, kad prarastas ryšys su gamta, prarandi ryšį su gamta, prarandi ryšį vienas su kitu, prasideda erzelis, tai reikia tada eiti su kaimynu pasiginčyti arba pasidalinti kabutėse, ir prasideda. Tai aš taip supratau apibendrinant, tai šiomis dienomis tai yra svarbiausia atsilaikyti. Yra tos priemonės, ir lietuvių kultūra, ir tikrai naudotis įvairiomis priemonės, kaip atsilaikyti, išlikti to pusiausvyro ir neužsiteršti ir išlaukti to momento, kai pradės skaidrėti aplinkui. Nuo mūsų skaidrių minčių, nuo mūsų vidinės pusiausvyros priklauso, kada visą tai. Nes mums yra duota tai dalykai ir jaučiate, kokiam ekonominiam kitokiam priemonėm stengiamasi kuo daugiau iš čia žmonių išguiti. Visokiam informaciniam priemonėm skatinama, kad geriau šeimoje bus šuniukas ir katukas. Ir tai dar jie bus bergždi, kad nieko daugiau nesivestų, viskas veislynuose veisiama. Programa įvedama, kad mes nei vaikų, nei anūkų nieko neturėsim, nes viską jau ten kažkas padarys arba ateis iš kitų kraštų, mums viską duos. Tai mums šito svarbiausia išvengti, nes ir veda iki to, kad paskui atsiranda baimė, kad čia ateis iš mūsų kažką atims. Kad natūraliai mes juos kviečiam, nes pasiduodam tai bendrai tendencijai, kad mums kuo geresnis tarsi gyvenimas ir kad jisai nesuprastėtų, tada viso kito nereikia. O visa kita tai, šeimos gausėjimas,
gyvūnėlių aplinkui turėjimas, kurie gyvybingi, nesunaikinta jų gyvasties pratęsimas ir panašiai. Ir labai svarbu tą gyvybę laikyti. Taip, ją reikia gerbti. Jeigu gyvybės negerbi, tai klausimas, ar kas tave, tada ta gamta tave gerbia. O jeigu gamta tavęs negerbia, jinai stengiasi tave panaikint, išmest. O dabar kaip žmonės norėtų užsisakyti tą koplytstulpių, stogastulpį, kryžių, ten, kaip tai kreiptis gali? Aš agituoju, kad pasidalinu informaciją, švietėjišką veiklą arba savišvietą ir labai daug ir meistriukų, kurie tiesiog atvažiuoja, pasikonsultuoja, gal vienam ten užtenka kelių valandų, kitam ten savaitės, dabar laukiu iš Pakruojo rajono, tai atvažiavo žmogus, sako, aš stebiu, bet trūksta dar biskį to, kad pereiti į tai. Ir labai daug žmonių tai daro ir netgi skatinu tai. Ne visigi gali ten finansiškai viską, tai darom iš paprastesnių priemonių. Ateini pats gali pasidaryti. Taip, nes kuo daugiau jų bus, tuo antenų, tuo greičiau tas laukas, o tos antenos viena su kita, kaip stygų teorijoje jos susisiekia. Tai tiesiog gali kreiptis Algimantas Sakalauskas, tautodailininkas, taip turėtų rasti prie, Tai matau, kad toje viešoje erdvėje tos informacijos yra. Aš neslėpiu, nes aš ją irgi iš tenai gavau, savo laiku turėjau žūti ir toje akimirkoje man tiesiog viskas buvo vaizdais sudėliota ir pasakyta, jeigu aš tai darysiu, gyvensiu, tai ir darau. Tai tą, ką davė, tą aš turiu ir dalintis. Nes principas paprastas. Kiek atiduodi, gauni dvigubai. Taip. Gražiai, tai čia turbūt palietėme esminius dalykus. Jo, tai iš tikrųjų ir svarbiausia nepamiršti visą laiką pasakyti ačiū. Pasakyti ačiū už kažkokią mintis atėjo, arba kažko Dievo ar aukščiausio neturi reikšmės, ar ten per bažnyčią. Jeigu adresas aiškus, ko mes siekiam, reikia pasakyti ačiū. Nes jeigu to nepadarom, atidarytas failas ir neaišku, kada tau ten ar ateis ar neateis. Ačiū pasakyk, viskas. Tu tiesiog esi tam ryšy. O fiziniam lygmenį nepamirškim padėkoti. Nes du žodžiai pas mus yra. Ačiū ir dėkui. Dėkui tas, kas materialu, o ačiū tas, kas energetiniam lygmenį. Dvasiniam. Čia labai įdomus toksai, aš Tai žiūrėkit, ačiū ir tarim. Ačiū. O dėkui. Europa sumaterialėjus ir visose kalbose tas žodis dėkui ir likęs. Dėkui, dankė, dinkui, tai net prūsai, tai dinkui perėjau. Dar ačiū išlikęs apie Kaliforniją, indėnų gentyse. Irgi netgi taip? Tai iš ten prasiūčiau tą klausimą, nes anksčiau net nekilo klausimas, kuo skiriasi tie žodžiai. Ten stovykloj būnant, garsios indėnų genties šamanė pasodinus medį vedė apeigą ir kas kelintas žodis vis ačiom. Klausiau, ką tai reiškia. Tai sako tai, kad čia padėka Dievam, kad mūsų mintys įsipildytų, pasiektų ir gautume mes iš jų. Tai sakau, koks tada šitą yra kitas žodis, pasakė, bet kur važiavau iki Lietuvos užmiršau. Tai grįžęs į čia pradėjau visus šnekyti, kuo skiriasi. Taip ir priėjom bendros nuomonės. Skiriasi, iš tikrųjų skiriasi. Energetiniam lygmenį labai daug skiriasi, o kitos dalykuose. O dar galėtume šitą pasakyti, kad kai daliniesi, tai dvigubai gauni. Tai kas čia per principas, čia kažkoks tai visatos dėsnis, Dievo dėsnis? Taip yra tikrai visatos dėsnis. Ir, žiūrėkit, malonu dovanoti kažką. Dovana ir tuo pačiu grįžtamasis atgal. Nes jeigu blogą linki, tas irgi sugrįžta.
Tai, va, tai čia labai atsargiai reikia su tom mintim, kad ant kažko nepatenkintas. Klausimas, ar tas žmogus tikrai vertas to nepasitenkinimo, o gal jisai kaip tik teisus ir tas nepasitenkinimas tau sugrįš keleriopai ir tada nesupranti, iš kur tau čia tos bėdos. Šituose dalykuose subtilu ir... Čia matyti pusiausvėros klausimas, nes žmogus kartais susinervina ar ką kažką pradeda. Jo. Jam tarsi kaip tai meškai akmuo ne vietoj. Taip, ne vietoj, paimi, patraukiai. O ne vien tik keiki, kad kažkas tau jį čia padėjo. Kiek padarė išminties. Čia išmintis, bet tenai ateina matyti iš to skaidrumo to. Jo, pirmiausia, ta vargas su galva. Reiškia, ta ekologija galvoj. O toliau vėl, jau tada, kai tą patiri, stengiasi, skubėkime lėtai. Tai įdomus tas gyvenimas ir viskas prieš mūsų akis. Pakaušį akių neįsidėsim, turim žiūrėti į priekį ir džiaugtis tą, ką matom, ką turim. Niko, labai dėkui už pokalbį. Tai smagu, kad nepasididžiavot, atvažiavot, tiekos atstumų, viskas nejuokingas, čia reikėjo gerai ratus ridenti. Na, kai yra gera motyvacija, geras nusiteikimas, tai galima padaryti. Tai gerai. Dėkui. Pakarpysit aš čia kai kur gali